Sveiki visi, sveiki atvykę į rubrikėlę Kūčių vakarienė išeivijoje. Mano vardas Liudas ir šiandien aš jums pristatysiu, kokį kūčių stalą valgo išeiviai Amerikoje. Turiu iš karto jūs įspėti, kad kūčių stalas yra labai internacionalinis ir silpnų nervų žiūrėtojams nerekomenduoju tęsti žiūrėjimo, nes tikrai nepamatysite paplotėlių. Bet galiu pasakyti, kad kūčių stalas tikrai gausus ir Amerikos korporacijos pasirūpino, kad nebadautų žmonės kūčių metu. Taigi pereikime prie kūčių stalo. Ir štai, kągi mes turime. Štai tokia gausi improvizacija, 12, iš tikrųjų 14 patiekalų. Pradėsime nuo tokių tradicinių kūčiukų, kurie yra labai improvizuoti. Štai pienelis su itališka duona. Štai čia turime tradicinių lietuviškų pupelių su tūnu. Ir salatyčių neradome, burokėlių neradome, taigi teko panaudoti pomidoriukus. Duona, kaipgi apsieitume be duonos. Juodos duonos dėja nebuvo, bet kokia duona papuošia kūčių stalą labai teigiamai. Štai čia matome internacionalinį akcentą kiniečių sriubytę, labai vegetariška, nėra mėsos, taigi labai tinka kūčių stalui. O štai čia McDonald's paruoštas žuvies mėsainis. Kaip matote, jame nėra jokios mėsos, tik tai žuvytė, taigi pasimėgausime neįžeisdami kalėdinių kūčių tradicijų. O štai čia viso stalo akcentas – mikrobangėje paruošta lašiša su bulvytėmis fri. Taip pat turime užkandėlių, tokių kaip obuoliukas, riešutukai, razinytės ir Amerikoje paruoštas labai skanus zefyriukas. Ir paskutinis akcentas vietoj mamos kompoto, kaipgi apsieitume be Pepsi-Colos, Coca-Colos tikro kalėdinio simbolio. Tai štai toksai kalėdinis stalas, kūčių stalas, bus labai malonu pasidalinti ir prisiminti kūčių vakarienę ir lietuviškas tradicijas. Taigi, manau, mano draugai jau paragavote kūčių, o aš tai vis dar neragavau. Tai linksmų jums švenčių ir tikiuosi, kad jūsų kūčių stalas buvo dar geresnis, pasidalinant su mylimais žmonėmis savo jaukiuose šiltuose namuose. O aš tai čia lepinamas Amerikos korporacijų dabar ir suvalgysiu štai tokią tarptautinę išeivijos kūčių vakarienę. Taigi dėkui už dėmesį ir dar kartą linksmų jums švenčių.